Pasikalbėkime apie lauke laikomus gyvūnus. Dabar yra žiemos metas, net oro temperatūra svyruoja, yra ir šalta, ir drėgna. Tai pagrindinis klausimas, ar saugu ir gera mintis laikyti gyvūnus lauke. Aišku, visada geriau yra laikyti šiltai žiemos periodu, bet jeigu nėra kito pasirinkimo, turime spręsti keliais būdais. Kad gyvūnui turime suteikti kuo įmanoma geresnės sąlygas tame lauke. Tai gal pagrindinis aspektas, ką aš norėčiau pasakyti, kad į gyvūno guolį, sakykime, būdą, voljerą mes netiestume jokių žiemos laikotarpių, kai yra šaltis, jokių pledukų, dekučių kažkokių ir panašiai, nes tai yra šaltį sugeriantys dalykai. Tokiu atveju reikėtų tiesti šiaudus, taip mes užtikrinsime, kad jam būtų šilčiau ir padarysime geriau, ta prasme, negu tai padarytų kažkoks, kad ir atrodantis labai šiltai pledukas. Koks turi būti aptvaras, būda ar kažkokia kita vieta, kur tas gyvūnas yra laikomas, kad būtų užtikrinami elementariausiai gyvūno poreikiai? Tai čia, manau, sakykime, galima kalbėti, kad ir apie tuos apskritai reikalavimus, kokie turėtų būti. Aišku, mes galime visada padaryti ir geriau pagal save, kad gyvūnui ta būda, voljeras būtų pakelta kuo aukščiau nuo žemės, kad neturėtų to tiesioginio sąlyčio su žeme, kad taip negautų papildomo šalčio dar nuo žemės. Aišku, čia ir tie bendri dalykai, kad voljeras turėtų būti didesnis, kad gyvūnas turėtų pasislėpti užuovėje, kur ir panašiai. Kai kurios veislės, tarkim, kalbant apie šunis, jam gal tas lengvas šaltukas yra pats geriausias oras, pats geriausias klimatas būti lauke, bet tarkim, yra tos veislės, kai kurios, tarkim, imant plikus šunis ir panašiai, jie nėra tiesiog pritaikyti tokiam gyvenimui. Tai tokius jau reikėtų tikrai gelbėti iš to žiemos spąstų, sakykime. Bet vis tiek lauke dažniausiai yra laikomi tie mūsų paprasti mišrūnai. Jie vis tiek yra linkę prisitaikyti. Jų kailis pasidaro žiemos periodu storesnis ir panašiai. Mes galime padėti žiemos periodu pariebinant pašarą, duodant riebesnį su daugiau kalorijų, kad jie taip užsiaugintų tą, sakykime, riebalinį sluoksnį ir taip jiem būtų lengviau išgyventi tą žiemą. Aišku, papildai, lašišų aliejus ir panašus dalykai padės pergyventi tą žiemą ir lauke. Sakot, prisitaiko, bet reiškia, ar jie atsparesni yra? Čia matot, sunku pasverti tos dalykus, vienas gali būti atsparesnis, bet aišku, tokių gyvūnų gyvenančių lauke jau dabar su besikeičiančia žmonių karta ir mes pastebim, kad jų yra kur kas mažiau. Dažniau gyvūnas yra įsileidžiamas gyventi į namus, negu jis laikomas lauke, voljere ar pririštas. Aišku, tos kitos veislės, kurios yra pritaikytos gyventi lauke, turi storą kailį, yra prisitaikę prie tokio klimato, tai jiem viskas tam lauke gerai. Tai matant žmonių požiūrių pokytį, kad gyvūną, kuris gali gyventi kambarį, prisima į kambarį, tai tuo atveju jau kur kas mažėja. Dažnai yra, kad, sakykime, ir to miesto teritorijoje žmonės, kurie gyvena nuosavose namuose, jie pasirenka, kad gyvūnas gyventų lauke, bet matant taip bendrai tą viziją, tai kur kas mažiau ir dažniau žmonės ateina, ant rankyčių atsineša tą savo šuniuką ir vyresni žmonės, jų požiūris irgi keičiasi, kad gyvūnas yra vis dėlto draugas, kuris gali gyventi kartu kambaryje.